Na ką, sveiki, čia Ždolov ir šiandieną aš kuriu pirmąjį savo tutorialą iš Java Game Programming Series. Tai jo, sugalvojau padaryti tokias kaip ir serijas mini, ne mini, bet tokias proper serijas, nes kiek pastebėjau, tai lietuvių kalbos iš esmės netgi nėra tokių serijų, dėl to galvojau, kodėlgi jų nepadarius, nes tikrai trūksta. Kaip pavyzdžiui, aš mokiausi Java, tai tikrai labai trūko tutorialų video YouTube'ės, taip prasme lietuvių kalba. Nes anglų kalba tai čia pilna, bet ta prasme lietuvių kalba, aišku, daug patogiau ir lietuvių kalba nei anglų mokytis, bet jo. Tai sugalvojau, kodėlgi man nepadarius to pačiam, tai kaip ir pats sukursiu tokius kaip ir tutorialus ir jo. Tai aišku, prieš pradedant noriu paminėti tai, kad jums būtina žinoti Java. Nesakau, kad reikia žinoti labai ten intermediate Java, bet basic dalykus, kaip sąlygas, klasės ir, nežinau, tiesiog denių vos ten yra gal 80 tutorialų, tai bent jau 20 arba 30 jų būtinai reikia pažiūrėti. Galite netgi visus, tada visiškai suprasit, ką aš rašau ir irgi galėsite praleisti netgi pirmus 2 epizodus, nes šiaip iš esmės aš mokau ne Java, bet kaip sukurti žaidimą su Java. Ir mes nenaudosim jokios library, tiesiog bus importuotos jau visos bibliotekos jau pačiame mūsų Javoje, nereikės nieko siūsis iš interneto, tai that's cool. Ir nežinau, galime pradėti, tai, be to, aš, kaip matote, dirbsiu Eclipse'ai, ir jūs, aišku, galite belekur ten, žodžiu, nėra skirtumo, bet tiesiog Eclipse'ai, man atrodo, yra patogiausia. Tai jo, gerai, kūrėmės naują projektą, Java Project, ir pavadinimas nesvarbus, ten koksai Game Programming Series, tutorial. Ir tame projekte mes turėsime susikurti kelis package'us. Tai package'as tai tiesiog yra kaip folderis, kuriame mes laikysime savo klases. Ir jisai šiaip kodų nieko nepakeičia, tik tai jisai biškai patvarko mūsų kodą, padaro jį lengviau skaityti ir šiaip dauguma programų tikrai. Aš net nematęs nei nuo rimto programuotojo, kuris, netgi nerimto, bet tiesiog programuotojo, kuris nenaudoja package'ų, tai labai keista. Ir ja, package'as sukūrimas taip pačiai kaip ir projektas, tiesiog biškai paėmint, ja pačiai bus package ir pavadinimas yra nesvarbus. Tiksliau, gan, nesvarbus, bet man atrodo, tipo, kaip pavadinsit, taip ir, kaip pavadinsit, taip ir suprasit. Tai aš kiekvienam dalykui, kaip pavyzdžiui graphics, visom grafikam kursiausi naujus package'us, tada visi main dalykam kursimės dar naujus package'us ir tada dar naujus package'us ir panašiai. Tai čia galima sakyti bus pats mūsų pagrindinis package'as, arba galim, gerai, darom lietuviškai davai. Pagrindinis ir šiame package'e, kaip matote, jau susikūrė package'as ir šiame package'e mes sukursime klasę launcher arba paleidimas. Nežinau, daryt angliškai, lietuviškai, ne, darau angliškai, sorry, nes lietuviškai labai keistai skambės, tai tiesiog launcher. Ir tada atsidarome ją ir štai, kaip matote, mes turime launcher klasę. Tai vienintelis dalykas, ką package'as padarė, tai viršui dadėjo vieną eilutę, tai yra package pagrindinis, tai viskas. Šitam launcherį mes turėsime kelis dalykus. Tai pirmas dalykas yra public static void main. Ir manau, kiekvienas iš jūsų jau tikrai, netgi nemanau, bet tikrai žino, kas čia per dalykas, nes be šito dalyko, aišku, kiekviena programa neveiks, nes kai tik prasideda programa, kai tik mes paspaudžiame run mygtuką, programa eina po visas klasės, po visus package'us ir ieško mūsų šito metodo. Ir kai jį randa, pradeda vykdyti tai, kas yra šiame metode. Tai dabar kol kas, ir manau, šiam epizodui viskas. Nėra sunku, tiesiog šita klasė ir viskas. Na čia aišku, mes nieko, tiesiog susikūrėm klasę ir parašėm public static void main pagrindinį metodą viskas. Dabar mes kursimės naują package'ą ir naują klasę. Tai susikūrėme naują package'ą, pavadinime grafikos arba pgr grafikos, nes grafikų bus daug. Ir pgr grafikos mes kūrėmės naują klasę display, o display lietuviškai išvertus yra tipo display, tai, žodžiu, window, mes čia kursime savo window. Ir tiesiog langą, nes jeigu pastebėsite, kiekviena programa, kad ir ką mes atidarome, pavyzdžiui, kaip ir šitą pati Eclipse'e, kaip matote,
Čia yra langas, jis tiesiog atsidaro ir viduje yra kažkoks, yra kodas vykdomas ir ant to lango kažkas jau darosi, kaip pavyzdžiui Google, nu pavyzdžiui internetas, atsidarai internetą ir jau tau išmeta ten visus, tai, nu žodžiu, pamatysite, kai sukursim, tai ir mūsų langui reikės 3 kintamųjų, tai pirmasis, jie visi bus private, nes nėra reason daryti public, tai visi 2 bus int ir 1 string, tai jo, galite atsėti, tai bus 1 with height, 3 bus private string title. Tai vat. Ir aišku, čia nieko neaiškinsiu, turit viską suprasti, tada mes susikursime konstruktorių. Čia taip pat nieko neaiškinsiu. Ir parametruose mes paimsime šitus kintamusius, kuriuos mes pasirašėme. Vėliau suprasite, kam jie reikalingi. Štai. Dabar, kas yra konstruktorius, tikriausiai visi žinote. Bet ar visi žinote tokį dalyką, kad kai tu iškvieti šitą klasę, kitoje klasėje, kaip mes pavyzdžiui kviesime šią klasę launcherio klasėje, mes rašysime display, arba tiesiog galim rašyti new display. Ir new display iškvies šios klasės konstruktorių. Bet mums meta errorą. O kodėlgi meta errorą? Mes konstruktorių turim. Bet jeigu jūs pažiūrėsit, mes turime konstruktorėje 3 parametrus, kuriuos mes turime nustatyti taip pat ir čia. Jeigu jūs esate Eclipse ir palaikysite pelę kokias 2 sekundės ant šičia, mums reikia pirmą importuoti ir vis tiek dabar bus erroras. Tai taip, be to aš kaip importuoju greitai, tai Ctrl Shift ir O ir tiesiog importuosis. Dabar jeigu mes užvesime, mes pamatysime, kad jį rašo add arguments to match display int string, tai with height title, vat, int string. Ir mes tiesiog turime įvesti, pavyzdžiui, mūsų ilgis lango bus 500, arba galim, 500, 400 ir pavadinimas lango, galim parašyti pavadinimus, kad būtų aišku, kas čia yra. Ir dabar mes galime įsaugoti, bet aišku, niekas nepasikeis, tik tai gausime errorą. Ir aš iš esmės nežinau, koksai čia erroras. Čia tikriausiai kažkoksai bus... jeigu mes paleisim, man atrodo, šitas error... Jo, jisai dingo. Būna kartais Eclipse, kad pasibugina, nes viskas šiai gerai. Tai, okei. Tai vat. Bet prieš kuriant patį window, mums reikia padaryti vieną dalyką. Parašyti this.width equals width. Biški užlagino, štai. This.height equals height. Oh my god, nerašau. Gerai, this.title equals title. Ir ką šitos 3 eilutės reiškia? Kiekviena iš šitų eilučių reiškia tai, kad this.width, pats žodis this anglų kalboje reiškia šitas. Tai tiesiog mes galim taip ir skaityti. Šitas width, tai šitas width bus lygus šitam width, o šitas width bus šitas width. Ir čia tiesiog šitą eilutę mes nustatome šitą į šitą. O žinot, ką tai reiškia? Kad šitą mes įvedėme štai čia. Žodžiu, biški logiko, bet nėra sunku suprasti. Tiesiog, this.width, šitas width bus lygus width. Boom. Mes galim padaryti width kintam, bet ne, labai nepatogu. Tiesiog width. Tiesiog, čia labai paprasta. Dar kartą išaiškinu, šitas width, šitas, kurį mes įvesime kviesdami konstruktorių. Nes kai mes kviečiame kažkino konstruktorių, jeigu tame konstruktoriai yra kažkokie parametrai, mes privalome juos įvesti štai čia. Tai mes įvedėme width yra mūsų 500, vadinasi this.width, kas yra lygu 500, bus lygu šitam width, šitam vat. Ir jis taip pat dabar taps 500. Tada this.height yra lygu 400, reiškia, kad ir šitas dabar bus 400, o this.title yra pavad, vadinasi, ir šitas bus pavad. Tai va, o mums jų reikės vienam dalykę, kur jūs dabar ir pamatysite. Dabar mes štai čia kursimės metodą, man atrodo, ar kaip jį vadiname, jo, man atrodo metodą, tai mes pavadinsime setDisplay. Ir mes susikurkime jį, čia bus void metodas. Ir štai mes dabar jį iškvietėme savo konstruktoriui, nieko čia ypatingo nėra. Ir jeigu jūs čia nieko nesuprantat, ką aš čia rašau, tai žinokit, eikit, žiūrėkit to The New Boston Simple Java Tutorials, ar kaip ten jį vadinasi, nes tiesiog čia yra paprasta Java.
čia tiesiog logika dabar yra, ne? Tai va, ir čia jau galbūt prasidės game programming. Tai, kad sukurtum window, mums reikės naudoti tokią library JFrame. Tai galime ją extendinti, bet mes susikursiu kintamai, kad būtų jums paprasčiau suprasti. Tai yra private JFrame frame. Ir, nu gerai, šiandienai užteks JFrame frame. Dabar mums meta errorą, nes importuoti reikia, Ctrl+Shift+O, viskas, nėra erroro. Ir JFrame tai yra tiesiog paprasta biblioteka, jau importuota Javoj, kurios pagalba mes sukursime patį window. Tai sukūrėme štai čia, tiksliau nustatome tą mūsų kintamąjį lygus JFrame'ui. Ir jo parametruose gali būti arba nieko, arba pavadinimas, tai yra title. Tai va. Jo, tikriausiai žinote, ką šitą eilutę reiškia. Tiesiog nustatome šitą kintamąjį, kurį mes susikūrėme viršai, į mūsų JFrame'ą patį. Tai jo. Ir tada eis labai, kaip pradėjau programuoti, man atrodė sunkus, bet labai iš esmės yra lengvi dalykai. Tai pirmą aš parašau. Jau man atrodo, kas moka anglų, tai čia viskas aišku. Ką mes pradėjome, kai set size. Čia nebūtinai tokia tvarka. Bet man patogiau tokia. Ir viskas. Tai vat. Ką kiekviena šitą eilutę išvertus iš anglų kalbos reiškia, tai frame.set default close operation. Galbūt šitą yra sunkiausia jums. Šiaip čia man atrodo yra kaip tik lengviausia, nes tiesiog su šitą eilutę mes nustatome, kaip žinot, kiekvienas langas, jeigu mes taisime į čia, turi šitus 3. Bet jie atsiras ir mūsų lange, bet jeigu mes neparašysim šitos eilutės, jie neveiks. Tiksliau veiks, bet X neveiks. Mes tiesiog išjungsime displejų, bet pati programa, mes išjungsime langą, bet pats kodas vis dar vystysis, mes jau lango nematysime, bet viskas veiks ir tiesiog lėtins mūsų kompiuterį, nes tiesiog veltui veiks ta programa, kurios mes jau seniai nenaudojame. Tai kaip ir žaidimą. Pavyzdžiui, išjungi žaidimą, jau atrodo jis išsijungi, bet iš esmės aš neišsijungi, tik tai išjungi savo langą. O viskas veikia, viskas renderinas ir lagina kompas. Tai kartais tai būna. Ir tiesiog pamirštai dėti šitą eilutę. Tai šita, man atrodo, yra būtiniausia. Tada set visible, antra iš būtiniausių. Na tiesiog, nustato matomą, frame.set. Ir tas pats frame, tai įsivaizduokit, kad tai yra jūsų langas. Tiesiog, langas, taškas, nustatom matomą, true. Tai yra, tipo, tiesa. Langas, taškas, nustatom matomą, tiesa. Langas, taškas, set resizable. Nustatom tai, kad mes galėsime didinti ir mažinti langą, netiesa. Mes negalėsime resizinti jo. Frame.size, dydis, width, height. O kur tas width, height? Taip. Width, height yra štai čia. Va čia ir mums jau prireikė šitą kodą. Tada frame.set location relative to reiškia tai, kad kai mes pradėsime programą, jinai šiaip pagal defaultą, jinai atsiras va čia kamputį, tokia vat. Bet jeigu mes parašysim šitą paskutinį eilutę, jinai atsiras per vidurį mūsų ekrano. Ir kągi mes galime padaryti? Manau, kad viskas. Jeigu aš nieko nepramisnau, mes galime eiti į launcher klasę, mes jau čia viską padarėm, ko reikia, spaudžiame run. Ir kągi mes turime? Mes turime window. Štai, mūsų window, kaip matote, jis yra matomas. Atsiprašau, jis yra 500-400, kaip ir nustatėme dydžio. Pavad yra jo pavadinimas, kad veikia. Galim patestinti pavadinimas. Ir iš naujo dabar mes jį įjungime. Ir kasgi čia, mes turim pavadinimą. Tada mes negalime jo padidinti, sumažinti. Aišku, mes galime jį išjungti. Ir programa išsijungia. Dabar, jo. Čia yra baltas ekranas ir mes tikrai nenorime savo žaidime turėti tiesiog baltą ekraną. Dėl to kitam epizode, nežinau, ar mes jau kažkur pajudėsim ties šių klausimų, ar kažkas pasikeis mūsų ekrane, bet mes patį kodą pagražinsime ir susikursime būtinas klases mūsų žaidimui. Tai būtinai nepraleisite to epizodo, kuris bus, nežinau, po 2 dienų maždaug. Ir ką žinau, bandykit vaikščiot, bandykit suprasti tą kodą, čia aišku nėra ką suprast.
Vienintelis iššūkis, manau, tai yra vat, šitas J-frame'as, bet čia irgi nėra ką suprasti, tiesiog labai lengvas tutorialas, kiek aš laiko filmuoju, 15 minučių, gerai, užteks jau šiandien. Tai ačiū žiūrėjusiems ir iki.